malonu matyti Jūs, kai kuriuos ir ne pirmą kartą, čia Lietuvos edukologijos universitete, Respublikinėje 9–12 klasių mokinių tiriamųjų ir kūrybinių darbų konferencijoje Aš ir kalba. Kas yra poderis? Krikšto mama. O ne, Apklausai sudarėme anketą ir patalpinome internetinėje svetainėje. Apklausėme 100 respondentų, taip pat apklausėme Lizdeikos gimnazijos mokinius ir mokytojus. Pasidomėjome, ką žmonės mano apie žodžius švogeris, švogerka. Vyras ir žmona tikrai nėra. Kaip vadinate mamos ar tėčio brolį? Dydėm. Mamos tėvo brolis vadinasi dėdė. Mūsų tėvų brolius ir seseris vadinami tetomis, dėdėmis. Tėvo ar motinos brolius dar gali būti vadinamas dėdule ar dėdžiu. Motinos ar tėvo sesuo vadinama ne tik teta, bet ir dėdė. Kartais ciocė ar ciocytė. Ar esat, tarkim, jūs juos naudojot kurios nors, ar jie buvo pirmą kartą girdėti, nes, pavyzdžiui, man šešuras kaip žemaičiai, man jis iš vis nebuvo girdėti, nes mes žemaičiai tokių nenaudojom, pavyzdžiui, kaip šešuras. Taip, tarkim, ar jūs, tarkim, panaudodot, ar esat girdėję juos? Kai kurių tai tikrai nesam girdėję, kaip užkradė, kaip ten. Kokius jausmus patiria paauglys, šaukiamas pravarde? Taigi, pirmasis klausimas, kurį pateikė respondentams buvo, ar jie turi pravardes. Gauti atsakymai parodė, jog didžioji dauguma, tai yra 70%, turi pravardę, o likusi dalis neturi. Taip pat man buvo smalsu sužinoti, kodėl respondentai yra vadinami būtent tokia pravardė. Gauti rezultatai pasiskirstė ganėtinai tolygiai. 41% respondento pravardės yra iššauktos tam tikros išvaizdos ir elgesio. Apie 31% apklaustųjų pravardėmis tapo vardų trumpiniai ir šiek tiek mažiau respondentų pravardę gavo, kai sutrumpino pavardes. Ar galėtumėte pakelti rankas, kas turėjote, turite pravardės, turėjote jau paauglystėje? tu neturėjai? Nežinau. Jis pamiršo. Aš noriu vėlgi šiek tiek papildyti, mes besirengdamos pranešimui irgi tokį mini tyrimą visiškai su Reda atlikom. Ir mane labai nustebino, kad šiaip jau mano laikais tai kiekvienas mokytojas turėjo pravardes. Motyvuoti vardai buvo duoti remiantis paukščių išvaizda ir vardu bei dėl kitų priežasčių. Čipė, lesdama labai čirpsi, šaliakis turi gražias žydras akis. Būtų įdomu sužinoti, čia jau ateičiai, jeigu tęstum plėtotum tą temą, kokie yra mūsų rašytojų augintinių vardai. Nes kiek aš žinau, Vaižgantas turėjo taksą, kurio vardas buvo Kaukas. Balys Sruoga turėjo taksiukus, kurių vardai buvo Labas ir Dėdė. Romualdas Granauskas turėjo šunį, kurio vardas buvo Lordas. Tai čia va pasiūlymas, jeigu domiesies toliau, patyrinėti rašytojų ir kultūros veikėjų augintinių vardus. Nes irgi atskleidžia tam tikrą jų pasaulėžiūrą. Mano dukra Katina, kuris yra pilkas, žodžiu, katinėlis, vadina Braškė. Jis Katinas, vadina Braškė. Aš tai iki šiol motyvacijos nesužinau. Nuo senos senovės įvairūs vietovės ir objektai turi savo pavadinimą, kuris neretai atskleidžia ir to objekto istoriją bei reikšmę vietiniams gyventojams, kurie, kaip žinoma, ir suteikia vardus, ką mato aplink. Akivaizdu, jog dirmonimų rasta ir užrašyta daugiausia, kiek mažiau oikonimų, po 13 rasta ir hidronimų bei agronimų, tik 2 rasti hodonimai. Vykdyti apklausas su vyresniais žmonėmis, ar tu turi kažkokį tai anketą, ar tiesiog eidavai ir kalbėdavais su jais? Iš pradžių nutarėm su mokytoja tiesiog nuvažiuoti per kaimus ir aplankyti senesnius tus pagyvenusius žmonės ir juos apklausti. Tiesiog įrašėme visą pokalbį ir taip rinkome pavardžius. Ir tada klausimas, kiek pas jis yra gyventojų,
daug maž, vis dėlto tiek tokia gausybė knelių ir tiek Su visais kaimais, kurių seniūnijoje yra virš 1000, man atrodo, gyventojų. Tai nėra didelis miestelis. Klausydamas tave praktiškai visiškai nieko neužsirašiau. Nes aš klausiausi tų tavo vardymo vietovardžių kaip poezijos, aš žiūrėjau, kaip spindi tavo akis, kai tu vardijai. Ir man tai pasirodė, kad tu negana to, kad esi tokia, tikrai kompetentinga mokslininkė tyrėja, kad tu esi dar labai didelė savo krašto patriotė. Ar aš neteisus? Manau, kad tai teisybė. Nes kai tu vartalioji tą sąvoką, kuriuo aš dabar net nepakartosiu, ten tie visi žodžiunimai ir taip toliau, tu atrodai vienai. Bet kai tu, vadinasi, vardyji tuos visus mimus, aš tiesiog klausiausi taip, kad aš negaliu nieko surašyti. Tai mano tokia refleksija. Atsiprašau. Jeigu tą darbą planuotumėte tęsti ateityje, arba, tarkim, jūsų draugai, ką nors dar panašaus darytų, ar nebūtų įdomu dar paklausinėti senųjų gyventojų, kodėl, tarkim, vienas ar kitas miškelis, vienas ar kitas prūdas, tarkim, vadinamas būtent taip, o ne kitaip? Iš tikrųjų, mes ir stengiamės sužinoti, kodėl vieni ar kiti objektai turi tuos pavadinimus, bet šiaip dauguma senesnių žmonių net prisimena, kodėl jie yra taip pavadinti, tai tiesiog iš vaikystės likę jiems tie vietovardžiai ir jie tiesiog kaip ir priklauso to vietovardžiais. Tai būtent, nes kuo toliau, tuo sunkiau bus rasti žmonių, kurie prisimintų arba papasakotų kokią istoriją susijusią, tarkim, su ta vieta, padavimą, kokią sakmę, tai užrašyti būtų labai įdomu, jeigu paliktų. Gyvename Kėdainiuose ir dauguma gatvių mums buvo visiška naujiena. Atradimas. Prašau. Buvo paminėta prie gatvių, kurios buvo pavadintos dėl istorinių įvykių Knypovos. Tai norėjau paklausti, kas tas Knypovo, nes visi kiti tik buvo aišku. Knypovo tai yra Turgaus aikštė. Mes ją priskyrėme prie istorinių pavadinimų reiškitų. Dėl to, kad manome, kad tai yra labai svarbi miesto vieta, nes tai buvo tiek miesto centras, nuo čia kūrėsi ir plėtėsi miestas toliau. Gal kas nors iš jūsų žino, kasgi yra Ilniai? Visi žino. Dar apsilankėme mažame Švenčionių miestelėje. Dauguma žmonių vadina šį miestelį lenkišku, bet deja, lenkiškų pavadinimų radome mažai. Vienas iš jų alaus baras pas Janą. Matote, ne pas Joną, pas Janą. O lietuvių kultūra kur? Mes kaip tik su mokytoju Audrium priminė Audrius, tada rekomenduojant tiems, kurie taip rašo tos komentarus, sugrįžti prie lietuvių literatūros, ne tos, mes už durų klausėm su pranešimą, ne tos kūrėjų, bet šiuolaikinės lietuvių literatūros jaunų autorių kūrėjų, kur kaip tik yra praktiškai, tai yra migrantinio pobūdžio literatūra. Ir va tada ten truputį galbūt kitaip dėliosis prioritetai, kaip pavyzdžiui Aleksandros Fominos mes vakar buvom Saloje, Gabijos Grušaitės neišsipildymas, tai va jauniems žmonėms tai yra jūsų kartos literatūra apie galimybės ir negalimybės, neišsipildymus užsienyje. Norėjau paklausti, iš tikrųjų, kaip manai, nuo kada ir kaip reikėtų būtent ugdyti tą meilę lietuvių kalbai ir literatūrai? Meilės nepaimsi ir neužširdysi, žinot, kaip bulvės pasodini, jos išauga, žinot, po poros mėnesių. Taip neišugdysi. Aš net nežinau, tai turbūt turi prasidėti nuo šeimos. Čia jau mano nuomonė būtų tokia, kad reikia tai pradėti nuo šeimos ir nuo pradinių klasių. Kol jaunas. Kirsti medį, kol jaunas. Pradėsiu nuo pačio paprasčiausio tikriausiai, kai mes susitinkam su savo draugais, pažįstamais, kolegomis, mes jiems dažniausiai pasakom, hi, hello, zdarova, seniai, kaip gyveni. Ir mes tiesiog kartais pamirštame tą lietuvišką labas, arba laba diena ir panašiai. Dažniausiai lietuviškai kreipiamės su žmonėmis, kurie yra aukštesnio lygio negu mes, statuso ir panašiai, kuriem jaučiam pagarbą. Jeigu vartotų tokius žodžius. Aš abejoju, kad mokytojai savo tai leistų. O jeigu leistų? Jeigu leistų? Nežinau, galbūt tai suartintų bendravimą mokinių su mokytojais tiesiog. Ir tai faktas vienas būtų, mokytojas būtų jaunas, jeigu leistų savo tai pasakyti. Tai čia toks sudėtingas klausimas. Nes iš tikrųjų tai viskas priklauso nuo to, kokie santykiai pas tavęs su žmogumi. Jeigu artimi, tai kodėl ne?
Vis dažniau pasigirsta nuomonių, jog šiuolaikinis jaunuolis ne visada supranta klasikinių kūrinių leksiką. Jeigu mes panaikintume būtent leksikologinį bruožą iš kokių nors kūrinių, savaime mes prarastume labai daug. Ir mano manymu, iš tikrųjų nereikėtų labai simuliuoti šito variantų, nes tiesiog būtent skaitydami originalios leksikos kūrinius mes galime dar daugiau pasisemti negu išadaptuoti. Jūs tiesiog kaip atsvarą, kad būtų toks variantas knygyne tam, kuris nori susipažinti, bet neperskaito originalą. Iš tiesų taip, kaip galėtų būti atsvara, nes pavyzdžiui, mano draugai, mano bendraamžiai, kai mokykloj sako, pradėkime skaityti tos pačius Donelaičio metus ir pirmą mintis, o Jėzus, Marija, motina šventoji. O kas? Aš čia ne vieno žodžio nesuprantu, ką mes dar daryti. Tik aš tai kokį rašinį parašysiu. Iš tiesų, toks gal net adaptuotas kūrinio variantas leistų suprasti geriau pagrindinę teksto mintį, ką norėta tuo pasakyti. Senoji Lietuvos literatūra, apimanti renesansą, baroką, apšvietą ir netgi romantizmą. Bei šiandieninis jaunimas paskendęs technologijų pasaulyje. Atrodytų du visiškai skirtingi ir nesuderinami dalykai. Patį įdomiausią dalyką, tau visai nežinomą atradai. Na, tarsi buvo ir viskas išnagrinėta per literatūros pamokas. Taip kad tikriausiai įdomiausia tai buvo nagrinėti Joną Radvaną. Jo tekstas toks buvo vienas pirmųjų, nors ir parašytas, žinoma, ne lietuvių kalba, bet vis tiek labai įdomus, tai jis buvo pats įdomiausias kaip nagrinėti. Tai mano šiandien pranešimas yra susijęs su tarmėmis ir pirmasis klausimas, ir prašysiu jūsų sureaguoti į pakelę tam tikrą kortelę. Ar jūs kalbate tarmiškai? Jeigu kalbate žalia, jeigu nekalbate raudona, jeigu truputėlį galbūt geltona. Tai matom, kad auditorijoje yra labai skirtingų ir skirtingai tarmės pasiskirščimas. Ir tada kitas klausimas mano būtų toksai. Ar jūsų giminėje arba artimųjų kažkokia tarpe, ar žmonės kalba tarmiškai? Ar moka kalbėti? Kaip seneliai, močiutės? Žalis moka. Labai puiku ir matome tokį ryškų pasikeitimą, kad žalių kortelė kai kas padaugėjo, ar ne? Ir dėja tas tarmių mokėjimas mūsų jaunimo tarpe, dėja, bet jisai sparčiai mažėja. Ir mano šiandienos tema yra apie tarmes ir bendrinę kalbą, kaip ta bendrinė kalba veikia tarmes ir galbūt kaip jinai įtakoja šitą kortelę pasikeitimą, tų spalvų. Kodėl seneliai muštės mūsų kalbą, o bendrinė kalba turi kažkokią tai įtaką mūsų kalbėjimui. Iš tiesų, ne viena kita Europos valstybė neturi tokios gausybės ir tokių skirtingų tarmių. Ir mano manimu tikrai turėtume stengtis kuo labiau jas puoselėti ir išlaikyti. Visgi, kodėl taip nutinka, kad viešoje erdvėje tarmės kažkaip jos taip pranyksta ir jų mes beveik negirdime. Ir visur yra teiktina tik tais ta bendrinė, kaip ir čia vaizduoti, nežinoma tokia pirmą vietą, nekonkurencingai. Ir gali net būti tarmiškai kalbantiems žmonėms, ar ne, gali pasirodyti, kad, ta mano tarmiška kalbė galbūt čia tinkama tik su kaimynu arba su kažkokiu tais draugu, bet jokių būdų ne viešoje kažkokia erdvėje. Šveicarijoje kiekvienas Europos parlamentas, tiesiog parlamento narys, kaip mūsų Seimo narys, privalo kalbėti tarmiškai kiekviename posėdyje. Tarmiškai yra rašomi visi, kaip, tarkime, Europos Sąjungoje, ir mes turime 23 oficialias kalbas, jais yra verčiami visi dokumentai. Taip, Šveicarijoje į visus dialektus visi dokumentai išleidžiami vyriausybės, taip pat viskas yra verčiama ir pateikiama, kiekvieno regiono gyventojams atskirai. Paždologizmai nėra toks lengvai suprantamas dalykas, kaip iš šono gali pasirodyti. Kadangi mano tėveliai kalba skirtingomis tarmėmis, tai yra mama žemaičio, tėtis aukštaičio, šeimoje dažnai pasitaiko komiškų situacijų.
Prisimenu, kartą važiavome į kaimą ir mamai paskambino brolis, kuriuo visada be išimčių kalba žemaitiškai. Matyti ryšys buvo labai prastas, todėl mama pradėjo šaukti. Alio, garsiau liežuvį maklink. Matyti ryšys nekiek nepagerėjo, tai vėl pradėjo šaukti. Mes reitam ką per sveistą. O brolis antrina. Nenupirka sveistą? Tada tėtis neapsikentęs. Kalbėtumėt lietuviškai, gal ir suprastumėt viens kitą. Aš iš karto noriu paklausti. Na taip, pasiruošai pristatymui, puikiai pristatei, bet realiam gyvenime, kai nereikia stovėti prieš didelę auditoriją, ar dažnai vartoji frazeologizmus? Taip, todėl ir pasirinkau šią temą, nes man pasirodė įdomu pastebėti kitų kalbą. Ta prasme, aš niekada nepagalvojau, kad aš tiesiog klausysiu mokytojų ir įsidėmėsiu į tai, ar jie vartoja ar nevartoja. Ir man pačiai buvo labai keista, kad iš tikrųjų vartoja, nes niekada į tai netkreipiau dėmesio. Ruošiamės kalbėti apie frazeologizmus, jinai ruošiasi ir irgi sako, taip atrodo nevartoja niekas, bet kai pradėjau dirbti tuo klausimu ir klausytis, kas vyksta aplink, tai tų frazeologizmų tikrai labai daug yra ir pačių mokinių kalboje, tik mes jų nepastebime. Ir net šiuolaikiniai netgi frazeologiniai junginiai pradeda formuotis kultūrinių, socialinių reiškinių įtakoje, atsiranda iš tikrųjų tokių, labai įdomus iš tikrųjų yra šitas. Yra tikrai tokių frazeologizmų dar, kai tiesiog net pats nepagalvoja, kad tai yra frazeologizmas, nes atrodo taip įprasta. Va tokie gal ir įdomiausi yra tos išgirsti užfiksuojamų šiandien ir galvoti, kodėl, iš kur atsiranda. Skiriasi žmonių gyvenančių skirtingose vietose kalba, tačiau kaip ir žmogus, kalba yra gyva ir nuolatos keičiasi. Minėjai, kad yra išnykusių skolinių. Gal gali pateikti keletą pavyzdžių? Kaip sakė, išnykusių skolinių. Aha, sakai, kad ateina tam tikram laikui ir jie išeina. Kaip juos mes dar kaip ir žinome, bet tiesiog jų mes nebevartojame, nes jie yra kaip kurtkė, paskui paduška, basanoškė. 87%, kuriuos čia matote, nurodo į greitą kultūrą, kuri iš tikrųjų vyrauja ne tik susirašinėjime, bet ir vaizde ar garse. Ir dabar galima paklausyti šiuolaikinės dubstep muzikos, kuri yra be galo populiari, ir pabandykite suprasti, kas yra padaryta joje, kuriama skaitmeninė aparatūra, ir pabandykite paklausyti. Išgirskite, kiek pulsų, koks informacijos kiekis yra. Girdėjote, kad tai yra be galo dažnas pulsavimas. Per 1 sekundę mūsų smegenis yra duodama tokia informacijos bomba. Ir štai susirašinėjimo kultūroje kaip tai pasireiškia. 1956 metais rašytas laiškas. Čia yra pateikiama informacija. Atrodo žodžių daug, bet iš tikrųjų informacijos yra mažai. Ir ji pateikiama švelniai. Skaitytojui nereikia labai nėra, kad skaitytojas yra tiek greitai, nereikia greitos reakcijos, jam pačiam laišką parašyti trunka apie valandą. Ir štai matote socialinio tinklo Facebook susirašinėjimo pavyzdį. Ir šis susirašinėjimas trunka apie 20 sekundžių ir ženklais pateikiama informacija. Tai yra be galo intensyvu ir labai aiškiai atsispindi greitoji kultūra. Ir šie pavyzdžiai labai gražiai rodo, kad noras keistis informaciją kuo greičiau, būdingas visose kultūros srityse ir būtent tai daro didžiausią įtaką susirašinėjimo kultūrai. Ar keičiantis augant žmogui, keičiasi ir kalba? Aš norėjau paklausyti apie tavo respondentus, nepristatyti, jie buvo mokyklos, Simo Daukanto gimnazijos moksleiviai, ar čia ir kiek daugiau mažiau dalyvavo? Aš kadangi tą apklausą dariau internetu, tai aš negaliu pasakyti, kad tarkim iki tokio amžiaus jūs pildote, iki tokio ne. Tai aš tiesiog pasidariau pasirinkamąjį variantą, kad pasirinktum amžių bei vietovę, iš kurios esi. Ar tai buvo vien mano mokyklos žmonės, vėlgi nežinau. Bet 16-18 arba apskritai iki 18 metų žmonių tai buvo apie 50. O dabar pakeitėt kodą ir kalbate kitų kodų. Tai aš mėginau pasakyti, čia kaip buvo vienas klausimas, atrodo iš tos merginos, kad
jeigu yra tokia kalba, tai jos nereikia vengti. Tam tikroje situacijoje yra labai puiku, nereikia slėptis už kažkokios sienos. Gal patys esate raštas apie tokius straipsnius arba galbūt netgi redaguojate laikraštį? Prašau, pridėsiu. Andra nepasisakė, ji yra ta kūrėja, kuri čia citavo eilėraštį jaunųjų filologų konkurso laureatė, esė konkurso laureatė. Čia jos viskas, aš tiesiog man garbė būti jos mokytoja. Manai nepasisakė, kad čia jos žodžiai. Kodėl tavo pranešime neskambėjo ta tarmė, kuris skamba per jūsų šventę? Aš iškart galiu atsakyti. Todėl, kad aš pradėjau jūsų pranešimo ir aš taip apsidžiaugiau, nes nuo pirmųjų linų sakinių, kai išskambėjo dzūkiška šnekta, kadangi aš pati dzūkė, bet visas kirčiavimas, aš pati dzūkė, aš tiesiog su malonumu klausiausi, kaip jūs skaitėte, net ir stengdamas skaityti bendrinę kalbą. Dzūkas dzūką pažįsta. Ačiū. Ar manai, kad galima, pavyzdžiui, be šitaip dieviškai užkrėsti ne to krašto mokymą? Ar mes galim su vilniečiais kažką panašaus? Jeigu atvyktumėt per Vinco Krėvės gimtadienio šventę, tai... Mes dzūkiškai nesuprantam. Užsikrėstumėt ir daugiau nenorėtumėt Krėvės. Tai mes atvažiuosim. Būtinai lauksim. Taigi jau klausimų kraitelė išseko, kaip matau, tai nuoširdžiai audringai dabar iš naujo papasakoti. Taigi tai buvo paskutinysis šios konferencijos pranešimas. O čionais iš tiesų man buvo labai šilta atmosfera. Ir aš galvojau, pasidarysiu čia dar savo darbų visokių, bet negalėjau akių nuo pristatinėtojų, nuo kalbų. Tikrai labai aš džiaugiuosi, kad šiandien buvau čionais ir labai daug ir sužinojau ir labai džiaugiuosi, kad yra tokių ir bendraamžių, kurie tiek daug žino ir tikrai labai sužavėta visi šitą. Dėkui.